Jesus. Ačiū Jėzau. Let's just spend some more time just in His presence. Praleiskime dar šiek tiek laiko jo buvime. See, I don't understand what you sing, Aš nieko nesuprantu, ką jūs dainuojate, but I feel the anointing. bet aš jaučiu patepimą čia. So let's just spend just a few more seconds in His presence. Dar kelias sekundės, minutės praleiskime jo buvime. Thank you, Jesus. Ačiū Jėzau. Yes, God. Yes, God. Šlovė Viešpačiui. Don't care about what's happening. Just it's you and God right now. Nežiūrėkite, kas vyksta aplinkui, čia tik jūs ir Viešpats. It's you and Jesus. Tai jūs ir Jėzus. It's His presence that matters. Jo buvimas, tai yra svarbu. Come on, just talk to Him. Kalbėkite su juo. It's not my preaching that you've got to hear tonight. Tai ne mano pamokslavimas, ką girdėsite šį vakarą, It's His voice that you've got to hear tonight. bet jo balsą šiandien girdėsite. So now is the time to hear His voice. Tai yra dabar laikas, kada jūs girdėsite jo balsą. Now is the time to listen. Dabar yra laikas, kada jūs girdite. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ačiū Jėzau. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I love to hear. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Just sing it again. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh Prince of Peace. That is what I long to hear. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. Oh, Rabba Shandira Base, Rina Ramana Mandira Base, Rabba Sheke. Oh, Rina Mandira Base, Rabba Sheke. Jesus. Father God, Dieve Tėve, we come here to receive. mes ateiname čia, kad gautume We come here for your presence. tavo artumą. We have come here for you, God. Dėl tavęs ateiname. We have come here for encounters with you. Susitikti su tavimi. We have come here to see you face to face. Matyti tave veidas į veidą. We have come here to know you more. Mes ateiname tave pažinti labiau. Lord, I need an encounter tonight. Labiau ir norim susitikti šį vakarą su tavim. I am here to meet with you, God. Aš atėjau čia susitikti su tavim, Dieve. I give you glory. Aš duodu tau šlovę, I give you honor. garbę I give you praise. ir šlovę. In Jesus' name, Jėzaus vardu. amen. Amen. Hallelujah. You may be seated in the presence of God.
Sėskite Dievo buvime. How are you doing? Kaip laikotės? You doing good? Gerai? Ar tu laimingas? Amen. I'm happy to be here in Lithuania. Aš esu laimingas, kad esu čia Lietuvoje. God's going to do some great things. Ir Dievas padarys didelių dalykų. I've been in prayer. Aš meldžiausi. And I've been talking to God. I've been saying, God, talk to me about this nation. Ir aš sakiau, Dieve, kalbėk apie šią tautą. And as I was in prayer again today, Ir aš šiandien meldžiausi vėl. God told me to tell you Ir Dievas man pasakė, kad jums pasakyčiau, that the outpouring has already begun. kad išliejimas jau prasidėjo. Some of us, we're waiting for the big thing. Kai kurie iš mūsų laukiame didelių dalykų. But God is doing something already in this nation. Ir Dievas jau kažką daro šioje tautoje. There's already a lot of spiritual activity that's happening. Ir daugybė dvasinių veiklų jau vyksta. Lithuania is on the brink of the greatest move of God. Ir Lietuva jau yra tam judesy atnešti Dievo dalykus. I mean, think about it. Pagalvokite apie tai. Back in Australia, it's 27 degrees. Australijoje šiuo metu yra 27 laipsniai šilumos. I live 5 minutes from the beach. Aš gyvenu 5 minutės iki paplūdimio. I wouldn't spend 3 days in a place to come here in this cold weather if God was not doing something here already. Ir jūs galvojate, aš čia važiavau, praleidau 3 dienas keliaudamas ir Dievas nieko neveiks. Amen. Let me tell you what I'm seeing in the spirit over Lithuania. Leiskit man jums pasakyti, ką aš matau dvasioje. See, there are two things with the Holy Spirit. Yra du dalykai šventojoje dvasioje. There is the anointing Patepimas and there is the presence. ir buvimas. And what I feel the Lord is really saying Ir ką aš jaučiu, ką Viešpats sako, is that He wants to fill people not just with the anointing, kad Dievas nori pripildyti ne tik patepimu, but with the presence. bet ir buvimu. I'll tell you what the difference is. Ir aš pasakysiu, koks yra skirtumas. When you have the anointing on your life, Kai jūs turite patepimą savo gyvenime, when somebody comes kai kažkas ateina with a healing need, su kažkokiu išgydymo you poreikiu, lay hands on them uždedi rankas and they are healed. ir jie yra išgydyti. But when you have the presence on your life, Bet kai turi tą buvimą savo this gyvenime, is what happened 2 years ago in one of my meetings in Australia. ir štai kas įvyko prieš 2 metus vienam iš susitikimų Australijoje. We were meeting on the top floor of a building just like today. Mes susirinkę buvome aukštutinėme aukšte, tai kaip ir čia. But the presence of God began to grow so thick. Ir tas Dievo buvimas tiesiog tirštėjo. And there was a drunk man walking down the road. Ir girtuoklis ėjo žemai ten keliu. He's never been to church. Jis niekada nesate buvęs bažnyčioje. He's got a huge liver infection. Ir jis turėjo didelį uždegimą kepenyse. As he's walking down, Ir jis kaip ėjo žemai tenai. he feels like coming up the building. Ir jis tiesiog pajautė, kad jis turi ateiti į viršų. He walks all the way up to the church service. Ir jis užlipa į bažnyčios tarnavimą, He comes up to the altar. ateina į priekį. As I'm laying hands on him, I can still smell the alcohol. Aš uždėjau rankas ir vis dar jaučiu alkoholio kvapą. He tells me he's drunk, Ir jisai pasako man, kad jis yra girtas. but he does not know why he's feeling like being in this place. Bet jis negali paaiškinti, nežino, kodėl jis šioje vietoje. I lay hands on him. Aš uždėjau ant jo rankas He falls down and he's on the floor for 22 minutes. ir jisai nugriūva ant žemės 22 minutėm He gets up with a brand new liver. ir jisai gauna visiškai naujas That's what the kepenis. presence does. Tai, ką daro Dievo buvimas. The presence of God possesses the land. Ir Dievo buvimas užvaldo žemę. See, we gotta grow bigger than church services. Mes turėjome bažnyčios tarnavimų. Christianity was not about a bunch of people gathering together in a building. Tai krikščionybė nėra žmonių susirinkimas pastate. It's the presence of God possessing a nation. Tai yra Dievo buvimo užvaldymas tautos. And that's the word of God for Lithuania. Ir štai toks yra Dievo žodis Lietuvai. Lithuania is called to carry the presence of God, you like it or not. Jau matei tai ar ne, bet Lietuva yra pašaukta nešti Dievo buvimą. God is
doing something. Dievas kažką daro. I already feel in my heart, there's so much hunger, there's so much passion. Aš jaučiu tiek daug aistros ir alkio širdyje. I'm not here to just see miracles. Aš čia neatvykau tik tam, kad pamatyti stebuklus. We see miracles all the time in Australia. Mes visada matome stebuklus Australijoje. I'm here to see the part. I'm here to see the part of that army that God is raising in this nation. Aš atvykau čia, kad pamatyčiau dalį armijos, kurią Dievas kelia. Hallelujah. God is raising an army. Dievas kelia armiją. Are you excited? Ar jūs susijaudinę? You know, I want to share one more story. Can I share one more story? Aš galiu pasidalinti? Yes. That's just one person. Yes. Can I share one more story? You know, a couple of months ago, Prieš porą mėnesių I was preaching in this church, aš pamokslavau bažnyčioje, and we had the morning service, turėjome rytinį tarnavimą and then we had the night service. ir turėjome po to vakarinį And so tarnavimą. the sister came to the morning service. She really enjoyed the service. Ir sesuo viena atėjo į rytinį tarnavimą ir jinai labai buvo patenkinta, džiaugiasi. And so she was a born-again Christian. Ji buvo atgimusi krikščionė. But that day it was a public holiday in Australia. Ir ta diena buvo valstybinė šventė Australijoje. And so on the way to the meeting, Ir tiesiog pakeliui į susirinkimą, she needed to use the toilet. jai reikėjo tiesiog pasinaudoti tualetu. And the only place the toilet was available was in the local bar. Ir vienintelė vieta, kur buvo galima pasinaudoti tualetu, buvo vietinis baras. So she goes into the bar, Ir ji eina į tą barą and she sees this friend who she knew 10 years ago, back in the days when they were doing drugs and drinking and all of that. ir jinai pamato savo draugą, kuris buvo prieš 10 metų kartu, narkotikai, alkoholis. And so her friend says, "What are you doing? I thought you were a Christian. What are you doing in the bar?" Ir tada jos draugė sako, tai ką tu čia veiki bare, aš maniau, kad tu esi krikščionė. And so she says, "No, I came to use the toilet." Bet jinai sako, ne, aš atėjau tik pasinaudoti tualetu. And then she says, "I'm going to this meeting, etc., etc." Ir tada jinai pasidalino, kad jinai eina į tą susirinkimą ir taip toliau, taip toliau. And so this lady who's in the bar, not a Christian, Ir ta moteris, kuri yra nekrikščionė, sėdinti bare, she says, "You know what? I'm coming to the church." ir jinai sako, aš irgi einu į bažnyčią. So she comes to church, Ir jie ateina į bažnyčią, and I receive a word of knowledge. ir tada aš gavau pažinimo žodį. And I said, "There's somebody here who's got a problem in their back, in their lower back, Ir tada aš sakau, kas turi problemų nugaroje apatinėje dalyje and that's because of an accident you had 14 years ago." dėl avarijos, kurią patyrėte prieš 14 metų. Now that lady who came from the bar, Ir ta moteris, kuri atėjo iš baro, just that few weeks she began to have this pain in the lower back. jinai prieš kelias savaitės pradėjo jausti apatinėje stuburo dalies skausmą. And then she remembers that, oh, I did have an accident, and she began to count how many years it was. Ir jinai tada atsiminė, kad jinai turėjo avariją ir jinai pradėjo tada skaičiuoti, prieš kiek metų visą tai įvyko. And as she began to count, she realized it was exactly 14 years. Ir kai jinai pradėjo skaičiuoti, jinai suvokė, kad tai iš tikrųjų tiksliai 14 metų, kada tai įvyko. So she comes up to the front. Ir jie ateina į priekį. I lay hands on her. God totally sets her free from drugs and alcohol, and she gives her heart to the Lord. Ir tada aš uždėjau rankas ir Viešpats pasakė, išlaisvink ją iš alkoholio, iš narkotikų ir jinai atgimė. You know, nobody's clapping. I'm going to talk to the drums. Niekas neploja, aš tada sako, kalbėsiu šitiem būgnam. You know, more than anything, I'm excited Labiau negu bet kas aš esu susijaudinęs about the fact that she chooses to come to church than going to the bar. dėl to fakto, kad jinai pasirinko neiti į barą, bet atėjo į bažnyčią. You know, the Lord told me we are entering days Ir Dievas man pasakė, kad tos dienos, where we don't even have time to throw the net into the water to catch the fish. kada mes neturime laiko išmesti tinklą į vandenį, kad pagautume žuvis. We're entering days when the fishes are going to jump into the boat. Mes einame į tas dienas, kada žuvys ateis į valtį. Amen. We're entering the greatest days of Lithuania is ahead of it. Ir kitos gerosios dienos Lietuvai, tai yra dar priekyje. You know, today I went to this castle. Ir šiandien aš nuvažiavau į pilį. And I saw the history. I began to see the different history, that the great heritage that Lithuania has. Ir aš tada mačiau istoriją ir tą visą istorinį palikimą, kurį Lietuva turi. The different lands that it covered.
daugybė žemių, kurios buvo priklausė. But you know, that was physical heritage. Tai buvo fizinis But palikimas. God is once again going to restore that, but that's going to be restored in the spirit realm where we can have influence even over the surrounding nations. Ir ateina laikas, kada mes įtakosime net aplinkinės tautas. Hallelujah. Amen. Are you with me? Do you believe that? Ar jūs tikite tai? Amen. Come on. Praise you, Jesus. Šlovė Jėzui. Can we turn to the book of Mark? Atsiverskime Morkaus Mark chapter Evangeliją. 4 skyrių. Thank you, Jesus. You know, I'm the kind of preacher Aš esu toks pamokslininkas, who loves it when people yell at me. kada žmonės šaukia ant manęs, man patinka. So feel free to yell. Hallelujah. Jauskimės laisvai tai daryti. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kai kur yra viešpaties dvasia, ten yra laisvė. When you feel something, just get into it. Ką tik jaučiate, tą ir darykite. Amen. Mark chapter 4, verse 35. Morkaus 4:35 eilutė. We're looking at the story of Jesus. Ir Jėzaus istoriją pažiūrėkime. And on the same day when evening had come, he said to them, "Let us cross over to the other side." Ta pačią dieną atėjus vakaro jis tarė mokiniams, irkimės į aną pusę. On the same day, they began to cross the other side. Ta pačią dieną jie kėlėsi į kitą pusę. There are many of you who God is calling you to the other side. Ir daugybė yra čia jūsų, kurie yra pašaukti eiti į kitą pusę. Some of you have been in prayer and you've been saying, "God, what is the next thing for me? Kai kurie iš jūsų meldžiatės ir klausite, Dieve, koks kitas etapas man? What is the next thing for my church? Koks sekantis etapas mano bažnyčiai? What is the next thing for my family?" Koks yra sekantis etapas mano šeimai? Whatever situation it is, you've been in prayer and you've been saying, "What is the next thing?" Ir kai jūs meldžiatės, jūs klausite, kas bus sekantis? And I want you to know that God is calling some of you to the other side. Ir aš žinau, kad Dievas šaukia daugelį iš jūsų į kitą pusę. And you've received the word to go to the other side, Ir jūs, jeigu gavote tą žodį, kad jums reikia persikelti į kitą pusę, but you don't know what's lying on the other side. bet jūs nežinote, kas laukia jūsų kitoje pusėje. Here's the disciples with Jesus. Štai yra mokiniai su Jėzumi. And Jesus says, "Let's go to the other side." Ir Jėzus sako, kelkimės, irkimės į kitą pusę. And the disciples are thinking it's already evening. O mokiniai galvoja, jau vis tiek vakaras. We would like to go and have some zeppelin. Mes norėtum kažkiek užvalgyti cepelinų. Why do we have to go to the other side? Kodėl mums dabar čia keltis į kitą pusę? But Jesus is very insistent. He's saying there's greater things, there's greater victories, there's greater strongholds, there is greater anointing. Come with me to the other side. Bet Jėzus sako, ten yra didelis patepimas, ten yra didelis... Just go for it. Pergalė kitoje pusėje. You know, some of you have been stagnant for too long in one place and God is compelling you to go to the other side. Daugelis iš jūsų trypčioja toje pačioje vietoje, bet Dievas jūs tikina keltis į kitą pusę. But these days we live in the days when, you know, when we go on a tour, we get the whole package of what we're going to see on the other side. Ir gyvenam tokiuose dienose, kada mes turime visą tą paketą, kuris sako, kas bus kitoje pusėje. Jesus does not have good tourism packages. Bet Jėzus neturi gerų turizmo paketų. He just tells you to go. Jisai tik sako, eik. But I want you to know that the greatest journey lies not on this side, but it lies on the other side. Aš noriu, kad jūs žinotumėte, kad geriausi dalykai ne šitoje vietoje, kur jūs stovite, bet kitoj pusėje. See, it's on the other side that your anointing lies. It's on the other side that the presence of God lies. Tai yra kita pusė, kur yra tavo patepimas, kur yra Dievo buvimas. Some of us have held on to one style of worship and we don't want to go. We're holding on to it with all our life. Ir yra daugelis žmonių, kurie turi kažkokį šlovinimo stilių, jį įsikibę ir laiko jį visą savo gyvenimą. My grandfather worshipped this way. My uncle's cat worshipped this way. Mano seneliai taip šlovina, mano dėdės taip šlovina. But Jesus is saying, come with me to the other side because there's greater things. I'm not disrespecting your style of worship, but there's greater greatness, there's greater glory on the other side. Jėzus nesako, kad tai yra negerai, kaip tu šlovini, bet jisai sako, ateik į kitą pusę, kur yra dar geresni dalykai. Sometimes it seems too difficult
difficult. Sometimes he doesn't tell you. You know, some of us, we need the whole agenda. I need to know which song, I need to know which way, I need to know what to wear, I need to know what to do. Daugelis iš mūsų sako, aš nežinau, koks yra tvarkaraštis, aš nežinau, kokia yra grafikas, kaip daryti. But we need to have faith. Bet mums reikia turėti tikėjimą. Now let's look at verse 36. Pažiūrėkime į 36 eilutę. Now when they had left the multitude, 36. Now when they had left, Kai jie paliko, and now when they had left the multitude, what's the word for multitude? Multitude, daugybė žmonių. Boy, that's difficult. Multitude, didelė grupė. People. Minias. Minas. They had to leave the minas. Jie turėjo palikti minias. When you follow Jesus, you really always don't have a minas with you. Kai jūs sekate Jėzumi, jūs neturite minių su You savimi. don't have a lot of people coming with you when you go deeper with God sometimes. Kartais, kai tu eini giliau su Dievu, tu neturi minių su tavimi. The disciples were happy. They were having a good time on this side. Ir mokiniai buvo patenkinti, jie turėjo daug žmonių toj pusėje. They were having people to take care, give them massage. You know, now they are a part of Jesus ministries now, you know. Ir jie turėjo žmonių, kurie padarydavo jie masažą. You know, they were the people. They were with Jesus, and everybody is looking at the anointed people that were walking with Jesus. Ir tiesiog jie žiūrėjo tuos pateptuosius žmonės, kurie vaikščiojo su Jėzumi. They had their positions. Jie turėjo They pozicijas, had their offices. savo ofisus. Andrew was the worship leader. Peter was the guy who took the offering. Andrius buvo šlovinimo lyderis, Andrius buvo atsakingas už aukas. But Jesus was saying, get rid of all that and come with me to the other side because I want to take you deeper with me. Ir Jėzus sako, palikit visą tai ir keliaukite su manim giliau. And sometimes when you have to go and grow with God, you might have to break some relationships. Ir kartais tu turi net sulaužyti kai kuriuos santykius, kad galėtum eiti giliau su Dievu. Not everybody will understand why you're doing what you're doing. Ne visi supras, ką tu darai ir dėl ko tu tai darai. Not everyone will agree where you're going. Ir ne visi sutiks su tuo, ką tu darai ir kur tu eini. But the disciples had to let go of some of these relationships. Bet tie mokiniai turėjo palikti kai kuriuos santykius. It says in verse 35, 35 eilutėj sako, now when they had left the multitude, kai jie paliko mines they took him along in the boat, ir buvo valtyje, and other little boats were also with him. ir mažos valtelės buvo su juo. Verse 37, 37 eilutė. and a great windstorm arose and the waves beat into the boat so that it was already filling. Pakilo didžiulė vėtra ir bangos daužėsi į valtį taip, kad ją jau sėmė. Verse 38, and Jesus was in the stern, Ir 38 eilutė. Jėzus buvo valties gale. asleep on a pillow. Miegojo ant pagalvės. So here's Jesus. Taigi yra Jėzus He gets this bright idea and he says, I know where we're going, let's go to the other side. ir jis turi tą aiškę idėją ir sako, einam į kitą pusę, virėmės į kitą pusę. The disciples think it's a very bad idea, Bet mokiniai galvoja, kad tai yra labai bloga mintis. but they say, you know, it's Jesus. Bet jie sako, tai Jėzus, He'll take care of things. jis pasirūpins And viskuo. somehow they broke those relationships, broke those friendships. Ir jie štai paliko visus tuos santykius, visus tas draugystės, They paid a huge price sumokėjo didžiulę kainą and they said, let's go. ir with Jesus. sako, einam su Jėzumi. And suddenly, Ir staiga, when we think when we are with Jesus, life is supposed to be better, ir kai mes esam jau su Jėzumi ir galvom, kad gyvenimas bus geresnis, they began to face the biggest storm ever. ir tada ateina didžiausia audra. How many of you felt that when you started worshiping God more, it became more difficult? Kiek iš jūsų jaučiate, kai pradėjote šlovinti Dievą, pasidarė sunkiau? You know, the evangelist comes to your church Evangelistas atvyksta į jūsų and he says, bažnyčią. believe in God, and if you believe in God, you're going to be blessed and blessed and blessed and blessed and blessed and blessed. Jis ateina ir sako, jeigu tikėsi Dievu, jūs būsite palaimintas, palaimintas, palaimintas. And then you get saved, and for 1 week it's all good. All the Christians are kissing you and giving you free food.
Ir tiesiog, kai tu įtiki, visi krikščionys tiesiog tave bučiuoja, tau duoda maisto. And then suddenly the second week you're just normal and everybody's persecuting you. Ir štai ateina kitą savaitę ir tave pradeda persekioti. And so then you say, Jesus, where are you? You called me, you told me to go to the other side. Ir tada tu sakai, kur esi tu, Jėzau, tu pašaukei mane keltis į kitą pusę. Now this is Jesus. Tai yra Jėzus. You know, I read this and I'm thinking, Aš skaičiau tai ir aš galvojau. you know, Jesus, you are the leader, you are the King of Kings. Tu esi lyderis, tu esi karalių karalius. You know, being Jesus, being the person that he is, Būti Jėzumi tuo, kuo jis yra. he should be steering the boat. Jisai turėtų tiesiog laviruoti tą valtį. But it says over here that he's lying in the stern. O čia sako, kad jis miegojo gale. The stern is the lowest part of the boat. Tai yra žemiausia valties vieta. He's not even upstairs where all the action is happening. Jis netgi nėra viršui, kur visas veiksmas vyksta. What is wrong with you, Jesus? Kas yra blogai su tavim, Jėzau? You told me to follow you, Tu sakai sekti tavimi, and now you're sleeping. o tu dabar miegi. And you're sleeping on a pillow. Ir tu miegi ant pagalvės. Jesus, I'm going to die. Jėzau, aš mirsiu. Jesus, the multitudes, they would at least take care of me. They would at least give me free food. At least if I died, I had a place for my body. Ten anoj pusėje buvo milijonų žmonių, kurios manim rūpinosi. Jeigu aš numirčiau, pasirūpintų ir kūnu mano. Some people say, I want to die. I want my coffin to be right next to my great-grandfather. That's why I need to be on the other side. Sako, aš noriu, kad mano kūnas būtų palaidotas prie pat mano senelių. At least if I was on the other side, at least they would find my dead body. Now are they going to find my dead body in the water? Ir sako, būčiau miręs ten anoj pusėje, tai bent jau mano kūną surastų ir palaidotų, o dabar vandenį. Is my message prophetic? Ar mano pamokslas yra pranašiškas? Okay, so here's the disciples. They're desperate. They're calling out. They're like, where is Jesus? Where is Jesus? Everybody's asking. Ir visi mokiniai sumišę klausia, kur Jėzus, kur Jėzus? Do you have a word for me? Can you help? The disciples are talking between each other. What do we do? What does Jesus say? Ir tada mokiniai sumišę klausia vienas kito, kur Jėzus, kur Jėzus? It says in verse 38. Ir 38 eilutė sako, But Jesus was asleep on a pillow, Jėzus miegojo ant pagalvės. and they woke him up and said to him, Ir mokiniai jį kėlė ir sakė, Teacher, do you not care that we are perishing? mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame? You know, before this, Prieš tai they were calling him Rabbi and Master and Messiah. jie vadino jį mokytoju, mesiju. Suddenly, in their time of trouble, they're calling him teacher. They removed his license. Jie tiesiog patraukė tą licenciją. How many of us begin to lose our faith in God in the biggest trials of our life? Kada mes, kiek kartų mes prarandame tikėjimą Dievu, kai ateina kažkokia audra. Is it okay if I just pray to Jesus, or do I ask somebody else? Do I pray to someone else? Ar aš galiu melstis Jėzui, ar man dar reikia kažko kito Is pasaulio? Jesus strong enough? I mean, he's sleeping, for Pete's sake. Jisai miega, ar jisai yra stiprus pakankamai? And so they began to ask him, what is happening, God? Ir jie tiesiog pradeda klausti, kas vyksta, Dieve. Verse 39, everything changes. Ir 39 eilutėje viskas pasikeičia. And it says, and Jesus arose Ir sako, Jėzus pakilo and rebuked the wind ir sudraudė vėją. and said to the sea, Ir pasidarė visiškai ramu. Peace be still, and the wind ceased, and there was a great calm. Same Taip words. pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. Verse 40, and he said to them, Ir jis tarė jiems, why are you so fearful? kodėl jūs tokie bailūs? How is it that you have no faith? Ar vis dar neturite tikėjimo? You know, we've learned this story over and over. Mes mokomės tą istoriją vis per naują ir per In fact, naują. some of us have pictures of Jesus in the white robe. Ir daugelis iš mūsų turi tokį įsivaizdavimą Jėzus baltais rūbais. It's very artistically portrayed. Labai artistiškai sukurtas. You know, Jesus' hands are out. Ir Jėzaus rankos yra The storm is ištiestos. coming to him. Audra ateina pat prie jo. His hair is flying in the wind. Jo plaukai draikosi vėjyje. And as he's doing that, everything changes. Ir kai jis tik tai padaro, viskas pasikeičia. But I've always read the scripture and I thought, God, why on earth were you sleeping? I just can't get a hold of that.
Aš neskaitau tą vietą ir niekaip nesuprantu, Dieve, kodėl tu miegi? I mean, I'm beginning to worry about Jesus. Is he going to sleep when I'm going through a storm? Ir aš tada pradedu nerimauti, nejaugi Jėzau, tu irgi miegosi, kai aš būsiu audroje. I mean, yes, he did come in the last minute, praise God, hallelujah. But I mean, he was sleeping. Did he even know if I did not cry and scream? Would Jesus even know that I was going through a storm? Ar Jėzus nežinojo, kad aš einu per tą audrą, kai jis miegojo tam laive? And I began to ask God, Holy Spirit, show me, why did Jesus sleep? Ir aš tada sakau, šventoji dvasia, parodyk, kodėl Jėzus miegojo? And the Holy Spirit told me, Ir šventoji dvasia man pasakė, the only storm, vienintelė audra, the only stronghold, tas kaip? Tvirtovė. the only bondages Surišimas, that you can rebuke kurį tu gali sudrausti, is the one that you have the ability and the grace to sleep through. kad tu turi galimybę ir malonę miegoti. Some of us like to scream and Kažkas iš pray, mūsų mėgsta šaukti maldoje. and there is power in that. Ir tai yra jėgos tame. But I believe the greatest anointing comes Bet aš tikiu, kad didžiausias patepimas ateina, when you have the ability to sleep in the presence of God when the storms are around you. kada tu turi galimybę miegoti audroje. The reason why Jesus slept was because he was teaching his disciples something. Priežastis, dėl ko Jėzus miegojo audroje, nes jis mokė mokinius. All hell can break loose on the outside. Visas pragaras gali švirsti. But when he walks, heaven walks, and heaven, when it's exposed to hell, disappears. Kada yra apreiškiamas dangus, Are you getting this? visas pragaras pasitraukia. Ar suprantate? You need to understand there is a place in the kingdom Yra vieta karalystėje, where the greatest victory comes from resting in the presence of God. kada didžiausios pergalės ateina, kada ilsimasi buvime. The peace that Jesus carried Ramybė, kurią Jėzus nešė, was greater than any storm in hell that was around him. buvo didesnė bet kokia audra, kuri vyko pragare. That's the power of being in the presence of God. Tai yra jėga Dievo buvime. When we're in the presence of God, Kai mes esame Dievo buvime, any storm that we're exposed to doesn't matter. jokia audra, kurią mes sutinkame, nesvarbi. You know, in Australia there's a lot of snakes. Australijoje yra daugybė gyvačių. So many snakes. Tiek daug gyvačių. It's very common when I drive to different towns and a snake on the middle of the road, and I make sure I move the car so that I go over the snake in Jesus' name. Yra, kartais važiuoju aš ant kelio tų gyvačių, tiek daug pasirodo, kad aš tiesiog Jėzaus vardu pasisuku vairą ir apvažiuoju. And people say all the time, the snakes here, the snakes there. Ir žmonės tiesiog sako, gyvatės ten, gyvatės šiandien. But I live in Sunshine Coast. Bet aš gyvenu Sunshine Coast. And the thing about Sunshine Coast is it's got beautiful beaches and also awesome mountains. Dalykas apie tą vietą yra tai, kad turi nuostabius paplūdimius ir gražius kalnus. And my apartment is on one of the houses. Ir mano butas yra viename iš tų pastatų. There are snakes in the locality. Ir yra gyvačių toj vietoje. But they can't come near me because snakes can't go up the mountain. Ir jie negali ateiti tos gyvatės pas mane, nes jos negali užlipti į kalną. There may be demons around you. Gali būti, kad demonai yra aplinkui tave. But there is a place in the kingdom Bet yra vieta karalystėje, where you can live above the snake line. kada tu gali gyventi aukščiau vietos, kur yra gyvatės. There is a place in the kingdom Yra vieta karalystėje, that during your greatest storm you have the grace to sleep. kada didžiausioje audroje tu turi malonę miegoti. See, sleeping looks like a very unspiritual activity. Ir miegojimas atrodo labai nedvasinga veikla. I would have been happy if Jesus was up all night praying in tongues when the storm was there. Aš būčiau laimingas, jeigu Jėzus būtų audroje, kai aš meldžiuosi kalbomis. But there is a place Bet yra vieta in God Dieve, where there is a peace, there's a presence that we carry. kur yra ramybė, kur yra buvimas, kurį mes That nešame, no demon in hell can stand. kur joks demonas Demons should negali flee. įžengti. Demons should flee in your presence. Ir demonai turi pasitraukti tavo buvime. See, Jesus said that we belong to the kingdom of light.
Jėzus sakė, mes priklausome šviesos karalystėje, and the devil belongs to the kingdom of darkness. o velnias priklauso tamsos karalystėje. Before this meeting happened, Prieš šį tarnavimą, when the people came and turned on these lights, kai žmonės atėjo čia ir uždegė šitas šviesas, the darkness in this room did not say, we've been here for the last 14 hours, we can't go. ir tamsa nesakė, mes čia būsim dar 40 minučių ir negalim pasitraukti. The bulbs in this room did not have an argument with the darkness that was in this room. Šios lempos nesiginčijo su tamsa, kuri galėjo pasitraukti. Darkness disappears in your presence. Tamsa pasitraukė jūsų buvime. Are you with me? Ar jūs su manim? Are you getting this? Ar suprantate? Greater is he that is in me Jeigu nesuprantat, klauskite. than he that is in the world. Jeigu tas, kuris yra For pasaulyje, I am more than a conqueror yra daugiau negu nugalėtojas, by the power of his word. Savo žodžio gale. The kingdom of light is inside of you. Ir šviesos karalystė yra jumyse. Are you enjoying this? Ar jūs džiaugiatės tuo? Let's keep going. And then let's look at Mark chapter 5. We're going on to the next Mes chapter. esame ir einame į sekantį skyrių, Markaus 5. Then they came to the other side Jie priplaukė ežero krantą, of the sea to the country of the Gadarenes. Gadariečių krašte. And when Jesus had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Jam išlipus iš valties, stojau prieš jį, iš kapinių atbėgo vyras turintis netyrąją dvasią, Who had his dwelling among the tombs, and no one could bind him, not even with chains, because he had often been bound with shackles and chains, and the chains had been pulled apart by him, and the shackles broken in pieces, neither could anyone take him. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Nors jis daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandinės, nutraukdavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. You know, I want to take your attention away from this passage just for a minute. Aš tiesiog noriu patraukti jūsų dėmesį minutį nuo šios rašto vietos. I never preach what I haven't applied. Aš niekada nepamokslavau to, ko aš nepritaikiau. And last year in Kenya when I was preaching, Ir praeitais metais Kenijoje, kada aš pamokslavau, they brought this frail, very thin lady to me, jie atvedė tokią labai sudžiūvusią moteriškę man. but she was so strong that 4 big men had to hold her. Bet ji buvo tokia stipri, kad 4 vyrai vos ją išlaikė. She was demon possessed. Ji buvo demonų apsėsta. And you know, everybody in that village knew her as the demon possessed lady. Ir kiekvienas tame kaime žinojo, kad jinai yra apsėsta demonų. And I began to lay hands and scream and yell, and in the name of Jesus, oh, rabarara, shandera, baseke. Ir aš tada uždėjau rankas ir padėjau rėkti. I began to do everything. You Aš know? padėjau tada daryti bet ką. So when you're in front of 4,000 people, you forget the rules. Ir kai esi prieš 4,000 žmonių, pamiršti taisyklės. And there was this pressure, you know, Alvin, pray, Alvin, all the pastors were speaking in tongues, and Yra tokis spaudimas, Elinai, melskis, daryk kažką. And God reminded me of this passage of scripture. Ir Dievas man priminė šią rašto vietą. Romans 16 verse 19 and 20. Romiečių 16, 20, 22. Where it says, and the God of peace will soon crush Satan underneath your feet. Ir ramybės Dievas tada parklupdys ant kelių. And so I had to say, pastors, for a second, let's just stop praying. Ir aš tiesiog sakau, pastoriam, nustokite melstis. And she was still there in the room shaking. Ir ta moteris vis dar buvo kambaryje, visa drebėjo. And I just asked us, let's just rest in the presence of God. Ir aš tada pasakiau, tiesiog būkime ramybėje Dievo buvime. Because the greatest anointing is released when you are in the peace and the presence of God. Ir didžiausias patepimas ateina, kada tu esi ramybėje Dievo buvime. See, when you're yelling at the demon gets the attention. Ir kai tu rėki ant demono, jis įgauna dėmesį. But when you're in the presence of God, the light inside you begins to saturate, and the darkness in the other person needs to disappear and come out. Bet kai tu esi Dievo buvime, When you're in the presence, kai tu esi buvime, the light inside you tavyje esanti šviesa will make the darkness in the person to come out.
privers tą tamsą esančią kitame žmoguje pasitraukti. And so we begin to just rest in the presence of God. Kai mes pradedame ilsėtis Dievo buvime, We didn't even lay hands. mes netgi neuždedame rankų. And as we began to do that, the Holy Spirit began to overshadow the room. Ir taigi mes pradedame tai daryti, šventoji dvasia pripildo tą vietą. And the demons began to come out. Ir demonai pasitraukia, Are you išeina. with me? Ar jūs su Are you manimi? getting what I'm saying? Suprantat, ką sakau? So let's get back to what we were reading. Grįžkime ten, ką skaitėme. That they came to the other side of the sea, to the country of the Gadarenes. Jie atėjo į kitą krantą Gadariečių krašte. So finally the disciples are happy. They have reached the other side. Pagaliau mokiniai yra patenkinti, jie atvyko į kitą They're just like, pusę. thank God we were gonna die. O, ačiū Dievui, mes būtume mirę. Thank God we are here. Ačiū Dievui, mes esame Oh, čia. praise you, Jesus. They're all speaking in Šlovė tongues. Jėzui, kalba They're kalbomis. speaking in tongues and just praising God and Ir repenting. šlovina Dievą ir atgailauja. And so they expect, you know, they're going to have more multitudes come now. Ir jie tikisi, kad daugiau minių susirinks aplinkui. And who comes to greet them? Who comes to escort them from the airport? Ir kas juos pasveikins, kas juos pasitiks oro uoste. This demon-possessed man who eats cats and dogs. Ir šitas demonų apsėstas žmogus, kuris valgo kates ir šunis, He is so wild. jisai toks pasiutęs laukinis. You know, I can imagine the disciples writing this in their journal. Ir aš tiesiog įsivaizduoju tuos mokinius rašantis visą tai į savo žurnalus. And they would write, the mission trip from hell. Ir jie rašys misijos kelionė į pragarą. I mean, one thing after the other. The boat's sinking, the wind is coming, the storm is coming. Ir viskas tiesiog kartu vienoje vietoje. Ir ta audra, ir tas valties kendimas. And then they go on the other side and this beast is waiting for them. Ir jie tik persikėlė į kitą krantą ir štai pabaisa, žvėris laukia jų. Sometimes when you enter the promised land, you cannot eat the fruits of the promise until you face the beast. Ir kartais tu, kai persikėlė į kitą krantą, tu negali pažadėtosios žemės vaisių paragauti, nes laukia žvėris. Every promise, every dream has a giant. Ir kiekvienas pažadas turi milžiną. David had a contempt for the anointing. Ir Dovydas turėjo tai patepimui, Before he could reach the crown, he had to kill the giant. kad jis pasiektų karūną, jis turėjo nugalėti tą milžiną. Many of us say, oh, I just want to reach that place. I just want to reach my promise. I just want to reach my dream. Daugelis iš mūsų sako, aš tiesiog noriu pasiekti savo pažadą, savo svajonę. No, you don't. Ar jūs ne? Because you got to face something that's really scary. Jūs turit veidus, kurie mane gazdina. And so here the disciples are saying, oh my God, if Jesus doesn't like us, just tell us. Don't make a scandal like this. If he doesn't want us to be a part of his ministry, just give us a resignation letter. Just fire us from the ministry. Please don't kill us like this, Jesus. Jėzus sakytų, jeigu išleiskit mane, paliausuokit mane, parašykit tą raštą, išlaisvinantį mane iš šios tarnystės. Peter is saying, I just wish I could go back to fishing. Petras sakytų, aš tiesiog norėčiau grįžti prie žvejybos. I just wish I could go back to the multitudes. I just wish I could go back to where I belonged. Aš tiesiog norėčiau grįžti į tą vietą, kur aš priklausiau, kur yra minios. And here they're on the other side, in the place that Jesus had promised. Ir štai jie kitoje pusėje, kur Jėzus jiems prižadėjo. But I want to share you something interesting about this man. Ir aš noriu kažką įdomaus pasidalinti apie šitą žmogų. It says in verse 5, Sako, 5 eilutėje, Mark 5 verse 5, Morkaus 5:5, and always night and day, per kiauras naktis ir dienas, he was in the mountains and in the tombs, jis bastydavosi po kalnus ir kapines, crying out and cutting himself with stones. klykdamas ir daužydamas save akmenimis. The same passage of scripture is in another gospel. Ta pati istorija yra kitose And evangelijose. in that gospel, he introduces himself as Legion. Ir kitose evangelijose jis prisistato kaip legionas. And a legion is 5,000 demons. Ir legionas tai yra 5,000 demonų. 5,000. 5,000. Now let's look at what he does. Pažiūrėkime, ką jis daro. Let's look at verse 6. Į 6 eilutę. And when he saw Jesus from afar, Iš tolo pamatęs Jėzų, he ran and worshipped him. atbėgo ir parpuolė prieš jį. Now some of us come to church. Kažkas iš jūsų ateina į bažnyčią. We say, oh, I didn't enjoy that Zampolini I ate.
I didn't enjoy that Zeppelin. Ai, aš nesu patenkintas cepelinais, kuriuos valgiau. I don't feel so good in my tummy. Aš nesijaučiu gerai pilve. I don't feel like worshiping today. Aš nesijaučiu pasiruošęs šlovinimui. I'm just going to analyze the service. Aš tiesiog analizuosiu visą tarnavimą. I'm just going to analyze this dark preacher from Australia. Aš tiesiog paanalizuosiu tą tamsų pamokslininką iš Australijos. And sometimes we say, I don't know, I just don't feel like worshiping. Ir kartais mes sakom, aš tiesiog nesijaučiu. Here's this man who has 5,000 demons, and in the presence of God, he was worshiping. Žmogus, kuris turi 5,000 demonų ir jis ateina nusilenkęs, parklupęs prieš Jėzų. 5,000 demons, 5,000 problems, 5,000 debts, 5,000 litres of debt cannot keep you from worshiping Jesus. 5,000 skolų, 5,000 litų problemų ir jisai parklumpa prieš Jėzų. Don't tell me your problem. Don't tell me what's tormenting you. Nesakyk man savo problemos, kas kankina tave. Because I know a name that's above every single name and every knee bows at the name of Jesus. Bet aš žinau vardą, kuris aukščiau visų vardų ir prieš kurį suklups kiekvienas kelias. It doesn't matter what your problem is. Ir visiškai nesvarbu, kokia yra tavo problema. You know, in some of our healing services, ir kartais mūsų išgydymo susirinkimuose, so they come, you know, some of these people, they're very genuine people really needing healing. Ir kai kurie iš tų žmonių yra labai nuoširdūs, jiems reikia išgydymo. And they bring this big paper. Ir jie ateina su tokiu dideliu lapu. They say, Alvin, I've got a problem with my head, with my nose, with my eye, with my ear, with my head, with my chest, with my heart, with my kidney, with my lung, with my organs, with my back, with my knee, my toe. Ir jie tada pradeda vardinti, aš turiu problemą nosyje, turiu skruoste, turiu akyse, turiu krūtinėje, turiu širdyje, turiu inkstuose, turiu piršte kojos. My little finger. Mano mažytė piršte. And it's like, and the list is endless, and they bring the papers, they give me the list, and it's all unusual medical terms. Ir jie ateina su tų visų sąrašu prieš mane ir su tais visais neįprastais medicininiais terminais. And sometimes I just take it and I tear it. Aš kartais jį paimu ir suplėšau. And I just say in Jesus' name, and I start praying and I say, let's not focus on the problem. Ir aš tiesiog pradedu melstis ir sakau, nežiūrėkime į problemą. The problem with some of us is we tell God how big our problem is. Problema tame, kad mes sakome Dievui, kokia didelė yra problema. You need to start telling your problem how big God is. Jūs turite pradėti sakyti problemai, koks didelis Dievas yra. In the face of trial, in the face of tribulation, nothing is above the name of Jesus. Didelios suspaudimo ir problemos viduryje didžiausias vardas yra Jėzaus. I'm not impressed with your cancer. I'm not impressed with your problem. I don't care if you've been dead for the last 300 years. Aš nesu sužavėtas jūsų vėžiu, už tai, kad jūs esat kurčias daugybę metų. I'm impressed with only one thing. It's the name of Jesus, because that is above every name. Dead people get raised in the name of Jesus. Hallelujah! Aš esu sužavėtas, koks didelis yra Jėzaus vardas. When Jesus, do you know Lazarus in the Bible? Ar jūs žinote Lozorių Biblijoje? If you don't know, go home and read it. But Jeigu nežinote, eikit namo ir paskaitykit. But in that story, Jesus goes to raise Lazarus from the dead. Bet to istorijoje Jėzus eina prikelt Lozoriaus iš mirties. And Jesus comes out of the grave. Ir Jėzus ateina į kapą. And he stands outside. Jisai stovi lauke. And he says, Lazarus! Ir jisai sako, Lazoriau, come out! Išeik. One day I was meditating. Vieną kartą aš meditavau. And the Holy Spirit told me, ir šventoji dvasia man pasakė, Alvin, I had to say the name Lazarus. Tu turi pasakyti Lazoriaus vardą. Because if I did not say Lazarus, nes jeigu aš nepasakysiu Lozorius, if I just said come out, aš tik pasakysiu išeik, people that were dead from Lazarus to Adam would come out. Tie žmonės, kurie turi Visi nuo Adomo iki Lozoriaus prisikėlė. Visi nuo Adomo iki Lozoriaus. People from Lazarus to Adam would come out of the grave, and we would have a population problem in Israel. Visi žmonės nuo Adomo iki Lozoriaus išeitų iš kapų ir tada būtų populiacijos problema. That's the God we serve. He's the name above every single name. I'm not here to hear your problem. I'm here to tell you the answer is Jesus and Jesus Christ alone. Hallelujah.
Amen. Let's give him God a clap. Are you happy? God is doing something. Dievas kažką daro. There is so much victory in what you carry. Yra tiek daug pergalės tai, ką jūs nešate. You know, some people pray and say, Alvin, if only this person with this anointing came. Ir kai kurie žmonės meldžiasi ir sako, jeigu tas žmogus su tuo patemimu atvyktų. You know, I grew up in Dubai. Aš užaugau Dubajuj, And it was a Muslim nation. kuri yra musulmoniška šalis. And I would always want, you know, this man of God, that man of God to come and lay hands on me. Ir aš tiesiog galvodavau, jeigu tas Dievo žmogus atvyktų ir uždėtų rankas ant manęs. And it never happened. Ir niekada tai neįvyko. And so finally I just said, you know what, I'm anointed. Ir žinot kas, aš nusprendžiau, kad aš esu pateptas. When no one was there, someone has to take responsibility. Ir kai nieko nebuvo, kažkas turėjo to pasirūpinti. There were times when I would say, God, if you could just send one prophet to lay hands on me, please, God. Ar buvo tokis momentas, kada aš sakiau, jeigu bent vienas Dievo pranašas ateitų ir uždėtų rankas ant manęs, prašau, Dieve. And there was just no one. There was no one to give me strength when I needed strength. Ir nebuvo nieko, kas duotų man pastiprinimą. And I had to learn to take my own hands, Ir aš išmokau naudoti savo rankas. lay it on my head and prophesy over myself. Uždėti rankas ir pranašauti savo. Some of us just need to prophesy over ourselves. Daugelis turite pranašauti savo. We need to say in the name of Jesus, I am a blessing. I am the head and not the tail. Turime sakyti, Jėzaus vardu aš esu galva ir uodega. I am above and not beneath. I am above and not beneath. Aš esu, atsiprašau, aš esu galva, bet ne uodega, aš esu viršuje. I shall live and not die in Jesus' name. Aš gyvensiu, bet nemirsiu Jėzaus vardu. You know, Jesus told the disciples, the kingdom of heaven is at hand. Jėzus sakė mokiniam, kad Dievo karalystė yra tavo rankoje. The kingdom of heaven is at hand. Dangaus karalystė yra rankoje. The kingdom of heaven is at my hand. Dievo karalystė yra mano rankoje. See how close the kingdom is? Ar įsivaizduot, kaip arti yra You Dievo say, God, karalystė? where are you? Sakykit, Dieve, kur tu? He's saying, look at your hands. Jisai sakys, žiūrėkite į savo ranką. Use your mouth. Naudokite savo burną. Prophesy over yourself. Pranašaukite Come on, savo. church. Come on, Lithuania. Lietuva. Are you ready to see God move? Ar jūs pasiruošę Dievą Are you matyti? hungry for more? I'm telling you, something great is breaking out of this nation, and you have to be ready for it. Kažkas didelio sulūš. God Ir jūs pamatysite tai. is looking for people that are willing to stand in kingdom authority. Dievas ieško žmonių, kurie būtų pasiruošę stovėti valdžioje. Amen. Amen. How am I doing with time? Kaip su laiku? Gerai? Oh, God is so good. Dievas labai geras. Did you guys get something today? Jūs turit kažką? There is so much in the kingdom. Yra tiek daug karalystėje. It's just unbelievable when you begin to co-labor with the Spirit of God. Tai neįtikėtina. Many of us have a servant attitude. Daugelis iš mūsų turime tarno požiūrį. You know, we say, God, if it's only you wish, if it's only, you know, we're just not willing to do anything. Mes nesame pasirengę padaryti nieko. And it's like, you know, and that's why Jesus said, I no longer call you servants, I call you friend. Ir Jėzus sakė, aš nevadinu jūsų tarnais, aš vadinu jūs draugais. When I'm the friend of David, Kai aš esu Deivido draugas, his problems become my problem. jo problemos tampa mano We begin to problemos. share things. Mes pradedame dalintis dalykais. And sometimes we think, oh, God needs to do it. Ir mes kartais galvom, kad Dievas turi. But he's padaryti. saying, I've given you the ability, I've given you the anointing, I've given you the power. Bet Dievas sako, aš duodu tau galimybę, duodu tau patepimą, duodu tau jėgą. Some of us are praying, God, would you please move, would you please move, would you please move? Kartais meldžiamės ir sakom, Dieve, ar tu pajudėsi? And God is saying, could you please move, could you please move, could you please move? O Dievas sako, ar tu pajudėsi? Heaven is waiting for earth to move. Dangus laukia, kad ta žemė pajudės. It's when earth begins to move that heaven begins to move. Kai žemė juda, tada ir dangus juda. Are you with me? Are you Ar jūs listening? su manimi klausote? There's something. God is sitting
sitting at the edge of his chair. He's sitting at the edge of his chair saying, can I get somebody to move on earth? Can I get one Lithuanian revivalist? Can I get one Lithuanian evangelist? Yes. Ir Dievas sėdi ant kėdės krašto ir sako, Lietuvoje ar yra evangelistas, ar yra prabudimo nešėjas. He's looking for one champion. He's looking for somebody to believe. Jisai ieško to, kuris tikėtų. You know, I remember Aš atsimenu, there were times when I would write in my books the things I wanted to do. aš rašydavau į knygą, į sąsiuvinį dalykus, kuriuos aš norėčiau daryti. You know, and I would say, God, you know, I would sit and I thought I was doing something really great. I would write down, I want to do this. I want to see 3 people saved. I want to see 4 people Ir saved. aš rašydavau tiesiog, ką aš norėčiau nuveikti. 3 žmonės matyti išgelbėtus, 4 žmonės matyti išgelbėtus. And then I'd go to God and I'd say, God, here's my petition. Ir aš tada ateinu pas Dievą ir sakau, štai yra And mano God would be like, do it on your own. You don't even need me to get 3 people saved. Ir Dievas sako, daryk, ką turi daryti. You know, some of our expectations is so low that God even can't do anything. Ir kartais mūsų lūkesčiai yra tokie maži, kad Dievui nėra ką veikti. There is just no faith involved anymore. Ir nėra tame tikėjimo. You know, so if you want to see God move, He's looking for faith, He's looking for action, He's looking for breakthrough. Jeigu jūs norit matyti judantį Dievą, reikia tikėjimo. Do you know why there were so many miracles in the book of Acts? Ar žinot, kodėl tiek daug stebuklų apaštalų darbų knygoje? Because they acted on the word. Nes jie veikė pagal žodį. They didn't wait on the word or dream or sleep around with the word. Jie nemiegojo, nesvajojo apie žodį. They acted. They said, this is gonna happen. This is real. This is Jie sakė, Jesus. tai yra tiesa, tai yra realu, tai yra Jėzus, tai įvyks. God is looking for people. God is looking. You know, I want to share a little bit about my story. Can I share a little bit about Ar my aš galiu story? pasidalinti apie save? I was born in an Anglican family. Anglikonų šeimoje aš esu gimęs. And my mother, you know, she had an encounter with God, and you know, Ir she ji turėjo susitikimą mano motina su Dievu. got baptized in the Holy Spirit. Ir ji buvo pakrikštinta šventąją dvasią. I tell people all the time, I'm traveling the world and I'm in ministry today, seeing thousands upon thousands being saved because I've got a mother somewhere at home on her knees praying for me. Aš keliauju į tautas ir pamokslauju tūkstančiam dėl to, kad aš turiu mamą, kuri meldžiasi suklupus. How many mothers and fathers do we have here that are praying for their generation to see the greatest move of God come out? Kiek mes turime tėvų ir motinų, kurie meldžiasi už šią kartą, kad įvyktų prasiveržimas. I started preaching when I was 15. Aš pradėjau pamokslauti būdamas 15. Started traveling internationally when I was 16. 16 pradėjau tarnauti tarptautiniai I'm erdvei. 25 today. I've already been to 22 nations. Man 25, aš jau esu buvęs 15 tautų. I'm not saying this to boast about myself, Aš tai sakau, kad ne tam, kad but I pasigirčiau, want to tell you that God is raising the new generation. bet pasakyti, kad Dievas prikelia kartą. And I'm here to recruit people today. Ir aš atėjau čia tam, kad užverbuoti žmonės. I've been asking God to give me Lithuanian revivalists. Ir aš meldžiu, kad Dievas duotų Lietuvai prabudimo nešėjus. I've been saying, God, I need more world shakers. We've got to see greater anointing. We've got to see people that carry the measure, the anointing without measure. Ir aš meldžiu, kad Dievas duotų tuos žmonės, kurie išjudina pasaulį, kurie neša patepimą. And so when I got saved, when I gave my heart to God, Kai aš buvau išgelbėtas ir atidaviau savo širdį Dievui, I made a mistake. I made a big mistake. aš padariau didelę klaidą. I read the book of Acts. Aš perskaičiau Apaštalų darbų knygą. So this is the result of why I'm here in Lithuania today is because many years ago I read the book of Acts. It was a big mistake. Ir tai buvo didelė klaida dėl ko aš esu čia Lietuvoje, tai dėl to, kad aš perskaičiau prieš daugybę metų Apaštalų darbų knygą. And so I read the book of Acts and I'm looking around me at everything else. Aš tiesiog perskaičiau tą knygą ir daugiau nieko. You know, I'm saying, God, I'm walking in the marketplace. Nobody's being healed as my shadow is falling. Aš ėjau į turgų ir tiesiog kaip mano šešėlis ėjo, aš nemačiau išgydymų. Something is wrong, God. Why is it that, you know, I mean, I love my church, but why is it that we don't see the same things happen in our church that we don't see happen in the book of Acts, God? Ir aš tiesiog klausiau Dievą, kodėl mano bažnyčiai nevyksta tokių dalykų, kurie vyko Apaštalų darbų knygoje.
So I didn't begin to complain about my church. I realized since I have that revelation, I need to walk in it. Ir aš nekaltinau savo bažnyčios, aš tiesiog turėjau tą apreiškimą. And so I just began to say, God, I'm available. Ir aš tada pradėjau sakyti, Dieve, aš esu pasiruošęs. Just show me, just talk to me. Tik parodyk man, kalbėk man. And slowly, step by step, Ir iš lėto žingsnis po step by žingsnio step, people began to get healed. žmonės pradėjo gauti išgydymą. Headaches, back pains, Galvos skausmus, nugaros ear skausmus, infections, šlapimtakių infekcija, pain in the leg. skausmą kojose. It just kept building and building. Ir tai tiesiog augo ir augo. Then cancers began to disappear. Augliai pradėjo išnykti. Tumors began to fall. Augliai iškrisdavo. Blind eyes are beginning to get open. Aklos akys praregėdavo. Legs are beginning to grow. Kojos pradėdavo augti. God took me through Bible school. He began to teach me in His own Bible school. Ir Dievas nuvedė mane į Biblijos mokyklą ir pradėjo mane mokyti. And step by step, but surely, but definitely, we began to see things happen. Ir iš lėto žingsnis po žingsnio mes pradėjome matyti dalykus vykstančius. And I'm here to tell you tonight that this is available to you and your family. Ir aš čia esu tam, kad jums pasakyčiau, kad visa tai yra galima jums ir jūsų šeimoms. I don't know what your problem is or what situation you're facing. Aš nežinau, kokia yra problema, su kuo jūs susidurėte. I just know one thing. Aš tik vieną dalyką žinau. It's a small thing. It's just a small formula. Tai yra labai maža formulė. It's a 5-letter word. Tai yra 5 raidžių žodis. And it seems to somehow, I don't know, David, it seems to work every time I use it, almost. Ir tai veikia beveik kiekvieną kartą, kada aš jį naudoju. And the word is called Jesus. Ir tas žodis yra vadinamas Jėzus. And I don't know what your problem is, I don't know what you're facing, but I want to tell you tonight, you can look at that problem once again and say, Jesus. Aš nežinau, kokią jūs problemą susidurėte šį vakarą, bet aš tiesiog sakau, Look at pažiūrėkite. that healing issue, look at that healing problem, look at that financial problem and say the name Jesus. Pasižiūrėk į sveikatos problemas, į finansinės problemas ir sakyk, Jėzau! Whatever it is, begin to say the name of Jesus, because as you begin to say that name, blind eyes and breakthroughs begin to happen. Kada jūs tik sakysite tą vardą, aklos akys praregi. Amen. Amen. Are you getting this? Suprantate? What's the time? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, we bless you, God. We bless you. Mes Just tell them how good you are. Pasakykite, koks geras jis yra. How good. Can we just stand up? Can I just get the worship team up? Gal išlodomo komanda galėtų prieiti ir visi Thank you, atsistokite. Jesus. Just stand up in the presence of God. Dievo buvime atsistokite. Thank you, Jesus. Oh, Rabbi, just please. Thank you, God. Thank you, Father. Oh, Rabbi, thank you, God. Thank you, Jesus. Let's just be lost in the presence of God. This is the time, and His presence is here. Just get lost in it. Just get immersed in it. Pasinerkite Dievo buvime. Pasinerkite Dievo buvime. It's not about me. It's about the presence of God. Tai ne apie mane, bet apie Dievo buvimą. Thank you, God. We bless you, God. We bless you, God. Mes laiminame tave, Dieve. We bless you, Jesus. Mes laiminame tave, Jėzau. Bless you, God. Mes laiminame tave, Dieve. The Lord has shown me there's somebody with a skin situation here. Dievas parodė man kažką, kas turi odos problemą. Like it's like cracking skin. I do not know who you are. Tai trūkinėjimti odą, aš nežinau, kas tu But it esi. wants to heal you tonight. If you're here, just lift your hand or make your way to the front. Iškelkite ranką, jeigu jūs esate tas Thank you, žmogus. Jesus. There's somebody else with a wheezing situation, like breathlessness. You lose your breath. You lose your breath. Kažkas kvėpavimo turi problemą, tarsi užspaudžia kvėpavimą, negali kvėpuoti. Thank you, Jesus. There's someone else with a problem in their spine, the lower spine. I don't Ir know if it's, žemutinėje stuburo dalyje kažkas turi tas skausmo I don't know if problemą. it's a spinal cord situation. Aš nežinau, ar tai yra stuburo problema. Just make your way. There might be more than 3. This could go for Gali more būti daugiau people. tokių Just make žmonių, your way eikite if į that is for priekį. you. Jeigu tai yra apie tave, eik į priekį.
There's someone else with a pulsating heartbeat. You have irregular heartbeats. Turit kažkokį nereguliarią širdies plakimą. Irregular heartbeats. Ritmo sutrikimą. Thank you, Jesus. Ačiū Dievui. We bless you, God. Just worship Him. We Šlovinkite jį, šlovinkite jį. Šlovinkite. Oh, Jesus. Jesus. There is healing in your name. There is power in your name. We love you, Lord. We love you, Lord. I may need some ushers to help me. I may need some ushers to help me. Pagelbėjimu galima keistis. Žmonių, kurie padėtų. Just come on up in the front. Take a step forward. Take a step Ateikit į forward. priekį, ženkit žingsnį, ateikit į priekį. Thank you, Jesus. Ateikit į priekį. Ateikit. We bless you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus.
And I exalt thee. I exalt thee. And I exalt thee. Oh Lord, and I exalt The presence of God is in this place. Viešpaties buvimas yra šioje And vietoje. I know there are some of you, Ir yra čia, žinau, tokių, that which you see and feel and hear ką tu matai ir jauti ir girdi, is the Holy Spirit. tai yra šventoji dvasia. And you're not here in this building by mistake. Ir tu nesi šiame pastate dėl klaidos, atsitiktinai. In the presence of God, I just want you to close your eyes, honoring this presence. Viešpaties dvasioje buvime aš noriu, kad jūs užmerktumėt akis ir gerbtumėte. And if you're here and you're telling me, Alvin, Ir jeigu jūs čia ir sakote, Alvinai, I love the presence of God. aš myliu Dievo buvimą, I love His presence. aš myliu Jo buvimą. And if you want to make a decision tonight, Ir jeigu tu šiandien nori priimti sprendimą, maybe you had made a decision, galbūt tu jau kažkada esi priėmęs sprendimą, but for some reason you thought it's better to be with the multitude. bet dėl kažkokios priežasties tu manai, kad yra geriau būti su mine. But tonight God wants to invite you back on the greatest journey to the other side. Bet Dievas tave šaukia į tą kelionę, į kitą pusę. See, it's at the other side that you see God. Tai yra kita pusė, kur gali matyti Dievą. It's at the other side that you experience the greatest presence. Tai yra kita pusė, kuri gali patirti didžiausią Jo buvimą. It's at the other side that you see giants bow down in the name of Jesus. Tai kita pusė, kur gali pamatyti milžinus suklumpančius prieš Jėzų. It's at the other side that you see cancer come out. Tai kita pusė, kur gali matyti vėžį paliekantį And žmogų. tonight Jesus is extending forth His hand. Ir Jėzus šį vakarą ištiesi savo ranką. He's saying, come with me to the other Ir side. Jisai sako, ateik su manimi į kitą pusę. And right now, as every eye is closed, Ir dabar, kai visos akys užmerktos, and you are saying, Alvin, once again, I want to go to the other side. ir tu sakai, Alvinai, aš tikrai noriu eiti į kitą pusę. I want to go higher. Aš noriu pakilti aukščiau. I've got to go deeper. Aš noriu nerti giliau. If that is you, I want you to lift your hands tonight. Jeigu tu esi tas žmogus, iškelt savo rankas. I want to pray with you tonight. Aš pasimelsiu už tave šį vakarą. You're saying, I want to go deeper, Alvin. Ir tu sakai, aš noriu eiti giliau. I want you to say this prayer after me. Aš noriu, kad jūs kartotumėte maldą paskui mane. Father God, Dieve, Tėve, I love your presence. aš myliu tavo buvimą. I don't know what it takes, Aš nežinau, kiek tai kainuos. but I want to leave the multitude Bet aš noriu palikti minę. and come with you to the other side. Ir eiti su tavimi į kitą pusę. Take me to the other side, God. Perkelk mane į kitą pusę. Even though it's stormy, Ir netgi, kad tai yra audringa. even though it's difficult, Netgi, jei tai yra sunku. I want to go to the other side. Aš noriu pereiti į kitą pusę. Because that's where I see you face to face. Nes ten aš matysiu tave veidas į veidą. So I want to give you my heart. Ir aš noriu atiduoti tau savo širdį. I want to give you
I want to give you my soul. Aš noriu atiduoti savo sielą. I want to give you my mind. Aš noriu atiduoti savo protą. I want to give you my body as an act of worship. Ir aš noriu atiduoti savo kūną kaip aktyvų šlovinimą. I give you glory. Aš duodu tau šlovę, I give you honor garbę and praise. ir gyrių. In Jesus' name. Jėzaus vardu. And everybody clap your hands and give him the greatest God. Paplokite. Good night. Turėjote gerą laiką? Amen. God is doing something awesome. Dievas kažką nuostabaus daro. God bless you, church. Palaiminti būkite bažnyčia. Thank you so much for having me. Ačiū, kad priėmėt mane. It was a privilege. Buvo privilegija. Bless you. Būkit palaiminti.